Dar yra mažytė replika, kada ir policininkai sprendžia, ar gerai važiuoja vyrai. Policininkų akys irgi stebi, žiūri, ar nebus viršytas greitis. Jo, tik ir viršytas. Tas Toyota Celica atrodo kaip balta bulvė. Labai tyliai dirba kažkaip. Kažkaip fašistai, o. Štai Subaru vos neužvažiavo už trasos ribų. Škrypsi, Gražiai. tas Celica išvis. Aš automobilis iš šono, bet nepaisant, turbūt žiūrovams nuo to įdomiau. Beje, svarbi informacija, kurią žino turbūt kiekvienas vairuotojas. Taip, Aukštaičių alus yra labai skanus ir geras, bet jeigu vairuojate, geriau to nedarykite, nes iš ties policininkai dirba savo darbą ir gerai, kad dirba. Jeigu vairuojate, tai paprašykit, kad žmona pavairuoja. Nesudaro geriau. Олег, скутрus vairuot, tasai, dantysis, tipo, paprašykit, kad žmona pavairuotų, o jeigu atvirkščiai, šalia nori kalti alaus. Mūts koks. Oi, aš taip pasišnekėjau. Eigi išsiaiškinti. Išsiaiškinti, man tik sakyk, alio, girčiu. Kur dingo tas Celica? Štai, tai atrūksta, tai Celica. Celica, kažkur greičiai. Finišuoja kaip. Bet kaip tyliai dirba, variklis nesdirba. Rezultatas. Biržos, vas dabar tą antrą mašiną.